Trumpai pasakysiu, kaip pridėti greitai produktą į jūsų elektroninę parduotuvę. Galima įti pridėti produktą per nuorodą. Geriausias būtų eiti katalogas, produktai. Matot produktų visų sąrašą. Spaudžiame pridėti. Dvi kalbos. Tai užpildysime produkto pavadinimą abiejose, nes yra reikalavimas, kitaip nepatvirtins. Prekė vienas daleiskim. Kopijuojam į lietuvių kalbą. Čia nieko nesakysiu, pasiskaitysite daugiau informacijos pas mane svetainėje apie šitus. Galima to palikti tuščią. Čia yra aprašymas apie jūsų parduodamą prekę. Toliau duomenys, modelis, kažkoks tai modelis bus konkretus, skaičiai. Šitą modelį matys ir jūsų klientai. Šitų skaičių parametrų klientai nematys, apie juos šiuo metu nieko nesakysiu. Kaina 100 litų. Mokesčių klasė, tai yra reikia, jeigu norėsite, kad matytų atskirai PVM, tai reikia konfigūruoti atskirai PVM mokestį, o mes šiuo metu konkrečią sumą rašoma, kažkokia suma bus parduodama. Kiekis nustatoma, kiek mes turim, sistema automatiškai suskaičiuoja, jeigu kažkas nuperka, minimalus kiekis, kiek reikia pirkti, sumažinti priekį likutį po nupirkimo, galim pasirinkti taip arba ne, neturimas prekės būsena, čia angliškai, bet jūs galite išsiversti lietuviškai, out of stock, tai yra prekių šiuo metu nėra, jeigu pasibaigs turimas kiekis, tai tiesiog pasižymės pas jūs parduotuviai, kad prekės šiuo metu nėra. Pristatymas, jeigu prekė pristatoma taip, SEO raktažodį siūlau palikti tuščią arba naudoti SEO generatorių. Atvaizdas, tiesiog galima greit kažką įkelti, kaip matot, labai lengvai. Pasirodymo data, kada šita prekė bus publikuojama svetainėje, išmatavimai prekės. Ilgis, plotis, aukštis, ilgio vienetas, pasirinkam svorį, galite rašyti. Svoris, aišku, aktualiausia, kaip pasirinktas mokėjimo pristatymo modelis pagal svorį. Ir aktualu įrašyti labai, jeigu pristatymas formuojamas kitaip, tai galite tuščio palikti. Būsena aktyvuota, reikėjimo iškraikumus paliekam pirmą. Galima ten visą laiką tuščio palikti, automatiškai sistema sudėlios. Nuorodos. Kokioj kategorijai mes ją matysime. Sukūriau vieną kategoriją, tiesiog ir pasižymė. Aišku, jeigu norima, galima ir visur kitur pažymėti, kad dubliuotas. Nematysis čia kol kas dar tuščia, nes aš jos nepridėjau. Taip, gamintojas, galima ir gamintoją parinkti, žinoma, susikonfiguravus galima tiesiog nieko kad nepalikti. Taip, susiję produktai. Tiesiog pradedam rašyti ir matot, sistema išmeta, kokios prekės yra, tiesiog galima pridėti susijusius produktus. Atributai. Kas tai atributai? Jeigu į prekę, vieną iš prekių ateisim, Demo L parduotuvės, štai šitą prekę, atributai, specifikacijai nurodomi, tai yra atmintis, atributų grupė, o tos atributų grupės atributas RAM. Kita atributų grupė procesorius ir atributai greitis, branduolių kiekis. Tai tiesiog papildoma informacija apie jūsų prekę, vaizdžiai išdėstoma ir sugrupuojama. Kaip tai padaryti? Taip, mes atėjome iki atributų. Tam, kad tą padaryti, reikia, aišku, susikurti atributų grupę. Katalogas, atributai. Atributų grupė. Atributų grupė. Pas mane jau yra sukurti. Galima pridėti ir tiesiog įrašyti atributų grupės. Šiuo, kadangi sukurta, tai nerašysiu. Matot, atmintis yra, atininė plokštė, parametrai, procesorius. Tai jūs lygiai taip pat lengvai galite sukurti. Sukūrus atributų grupę, jums reikia sukurti patį atributą. Tai yra, va čia yra atributų grupė, va čia atributas. Ir čia atitinkamai. Taip, einam į atributai.
Štai čia yra jau sukurti pavyzdžiai. Tai vienas iš jų, kad yra prie to priskirtas RAM. Matėt, mes priskiriam prie atributų grupės atmintis. Kaip ir čia užduoju atmintis, RAM. Taip. Atributai. Branduolių kiekis, matot, irgi galim pasižiūrėti. Taip, dabar pridėsime tą atributą. Pradėsime rašyti ir automatiškai išmėsime. RAM pradėjo rašyti, išmetim. Kiek čia bus gal 4, nesvarbu. 4 gigabaitai. Taip, kokią mes čia davė atributą. Greitis, branduolių kiekis galima pridėti. Matot, pradedama rašyti, automatiškai išmeta tą. Plus 2. Gerai, vėl neleiskim čia nesvarbu, pavyzdžiai. Juojam. Kokį čia mes gavom branduolių kiekis. 4 daleiskim. 4 mato 2 kalbas, reikia užpildyti, jis turi 2 kalbas. Tvarkoj, atributai sudėlioti. Pasirinkimas. Kas tas yra pasirinkimas? Einam į tą pačią prekę. Štai matote galimi pasirinkimai. Jeigu jūsų prekė turi tam tikrą, pavyzdžiui, spalvą, jeigu kažką norite pasirinkti. Štai yra pavyzdys, kaip galima pasirinkti spalvą. Matote, dar papildomai gali būti už konkretų pasirinkimo variantą pridėti, atimti pinigų arba palikti tą pačią sumą. Toliau matot, pasirinkti dydį galima, mažas, vidutinis, didelis, pasirinkti kažkokius priedus. Matot, čia pažymėjus, tik tai vieną kažkurį gali pasirinkti, priedus, galima visus pasirinkti ir atitinkamai jums pridės sumą. Čia bet koks tekstas, tiesiog užrašiau lipduko kodas, jeigu kažkokį lipduką ar kažką užklijuos, jeigu jūs parduodat kažkokią specifinę prekę, tai jūsų klientas turės užrašyti kažkokį tekstą, ką jis norės pamatyti jūsų prekės. Kitas variantas, jeigu yra kažkas prekės parduodat, kur reikia išgraviruoti, galbūt jūs turėsite užrašyti kažkokį nurodojamą tekstą. Tai jūs gausite iš kliento šią informaciją. Pristatymo datą, laiką arba ir tą kartu. Galbūt visko jums nereikės, bet pagrindinė galbūt pardavinėsi tokias prekes, kad galima spalvą pasirinkti, dydį ar kažkokius kitus priedus. Kaip tai padaryti? Tai yra pasirinkimai. Einam į nustatymus, katalogus, nustatymai. Matot, kiek tų pasirinkimų yra. Pasirinkite spalvą, mano vienas jau pridėtas ir dar keletą kitų. Mes jį tiesiog spaudžiam taisyti. Čia jūsų laisvai rašomas tekstas, ką jūs norite, tą rašote. Ką jūs pasirinkti spalvą, formą, dydį, bet ką. Tipas, matote, čia yra svarbu pasirinkti. Pasirinkti spalvą, kaip matėte, yra pasirinkti spalvą, va toks išmetimas. Matėte, tai jūs va čia ir turite nustatyti. Toliau yra žymės langelis, pasirinkimo laukas, atvaizdas, įvedimas, tai yra tekstas, trumpas tekstas, ar teksto laukas, ten kaip sugraviravom, netgi failas galima, data, laikas ir taip toliau ir taip toliau. Visą tai rasite nustatymus. Aišku, jūs galite, aš dabar neformuosiu, tik jums parodau. Testas. Svarbu. Ir va čia pasirinkat kokį žymės langelį, ar tiesiog pasirinkti ir pridedam reikšmę, formą ir taip toliau ir taip toliau. Sutvarkę visą tai nustatymuose, eina toliau į produktą ir pasirinksime mes šitos visus dalykus. Tai pirma, spalvota.
Pradedam rašyti ir iš karto išmetam mum visą sąrašą. Pasirinkti spalvą. Op, mūsų suformuotas nustatymas. Štai jis yra čia. Pasirinkti spalvą. Galim pasižiūrėti. Ir va, ką mes suvedėm. Raudoną, mėlyną, geltoną, žalią. Mes pasirinkom jį, išmetėm ir dabar priskirsim tas visas spalvas. Raudoną, mėlyną, žalią, geltoną. Kiekį nurodom, kiek konkrečios spalvos mes turim. Toliau kaina. Ar jūs pridėsite kainą, tai rašysite pliusą prie esamos kainos. Jeigu ne, tiesiog palikite tuščią. Taškų sistemą, jeigu jūs tai naudosite, ir svoris, jeigu dasidės svoris kažkoks. Aš nieko nevedu, tai kaina pasiliks ta pati, pasirinkus norimas spalvą. Nuolaidos. Aha, dar ne viską pasakiau. Toliau galima dar kokią tai būtų pridėti, kokią čia įdomesnė. Pasirinkti priedus, tekstas, matote, galima dar kokį nors pasirinkti. Produktai. Laiką ir datą, pasirinkti kažkokius priedus ir pridėm. Matot, jau jie yra sukonfigūruoti spausdintuvais, klaviatūra, skaneris daleiskim. Ką mes čia galėjome. Kur jie yra, o čia matot. Katalogas, nustatymai. Pasirinkite. Šitie priedai. Pasirinkite priedus. O. Štai čia jie visi ir suvesti, kaip matote. Kiekį nustatome. Kiekvieną. Šitą reikia įvesti. Toliau kaina, kuri bus pridėta automatiškai prie pagrindinės kainos. Spausdintuvas plus 100, žodžiu, klaviatūra, 20, skaneris kaip 100 litų, pelė 10 litų. Ir atitinkamai toliau. Užteks, toliau einam į nuolaidą, pridėti nuolaidą. Galima pritaikyti tokį variantą, jeigu pirks 10 vienetų visų šitų prekių. Tai būtų kaina galvos, kaip matot. Kaina yra čia 100 nustatėm. Jeigu pirks 10, tai kaina bus, daleiskim, 80. Čia dar datą galit pridėti. Galit dar pridėti. Jeigu pirks 5 vienetus, tai kaina gal bus po 95. Taip. Akcijos, jeigu norite sukurti akciją šitam produktui, tai tiesiog nustatykite kainą šitam produktui, pavyzdžiui, 95 ir galite laiką pasirinkti. Jeigu ne, tai visam laiką galios. Atvaizdas čia, papildomas atvaizdas, jeigu jūs norėsite pridėti. Lojalumo taškai, tiesiog rašom 0, jeigu nenorit, kad jų rodytų. Ir dizainas, kadangi tai produktas, mes jau parenkam produkto puslapį. Atrodo, viską užpildėm ir spaudžiam išsaugoti. Taip. Išsaugojo. Einame į parduotuvę. Štai į šitą kategoriją aš įdėjau tą prekę. Pavyzdys. Jop. Štai ir yra ta prekė. Pasižiūrim. Prekės kodas. Sandėlyje. Matot, akcija galioja. Matot, 5 ar daugiau kaina tokia. 10 arba daugiau kaina tokia. Galimi pasirinkimai ir papildomi priedai. Čia visas aprašymas, specifikacija, pamenat, sukonfiguravom, atributų grupė atributas, atributų grupė atributas, atributas ir duomenys. Panašus, atsimenat, kaip įdėjom. Ir viskas tuo baigta.